yra dėsniai, kurio keletą aš paminėsiu, jų galima skaičiuoti keliasdešimt, kelis šimtus, aprašytos mano knygoje Meditacija, sielos dalymasis. Ir tai yra aprašyta čakros su kūnais ir su energijom ir su socialiniais įvairiais procesais, kurie vyksta, kai energijos juda išorėn ir juda vidun. Yra pasaulyje, kurie kariauja, jie kariauja visiškai bereikalingai, todėl kad jeigu egzistencija nepalaiko, jinai nepalaiko jokio spaudimo, jokios diktatūros, tai tie, kurie spaudžia, jie išsenka. Ne iš karto, bet net jeigu yra ežeras ir iš jo teka, iš jo vanduo išteka. Nes egzistencija jeigu nepalaiko to ežero. Žmogaus, kuris naudoja diktatūrą, egzistencija čia nepalaiko. Mes galime atsinešti iš vidaus tam tikrą kiekį dvasinės energijos ir jeigu ją naudosim spaudimui diktatūrai, tai išseks ir todėl visos diktatūros ir visi, kurie kariauja neteisingai, nelaimi ir žlunga. Jeigu karo nelaimi, reiškia karas yra neteisingas. Iš pralaiminčio pusės. Jeigu esi teisingas, jeigu eini su tiesa, nereikia kariauti, faktiškai ir taip laimėsi. Reikėtų sakyti lietuviškai laimingiesi.